Kadangi mes tiksliai nežinom, kaip čia viskas buvo ir kur, bet čia turėtų parašyti. Pas Veronikas, čia Spruogis, artilerijais sviedinių, 1944 metais spalį 7 dieną buvo mirtinas sužalots pats Mačernis Vytautas. Kadangi jau mes susitikom su Mindaugu apie 3 kartą ir teisinga Mindaugas pasakė, kad Žemaičių Kalvarija esam kryžiaus kelius. Žiūrėjom, kaip fainai atrodo. Čia ir smagiau keliauti, kai kalvoti. Biškį sustojom, pamatėm tai koplyčėlį va, medė. Einam tokias lauk keliukas, artėjom greičiausiai link kažkokios sodybos ir bandysim dasigauti iki Gegrienų piliakalnių. Arba iki pat miestelį Gegrienų. Kažkur už nugaros gegutį, pažiūrėk, koks šį medis didelis. Turi pinigų kišenį. Aha, kupriniai. Gražus medis. Apžiūram pan medį. Praktiškai lyst galėtum, bet... Jo, tikrai galėtum. Dabar bandysim daryti kitos sodybos va ir palei tvorą bandysim pasukti link tokios perlaidas ir artėsim link Gegrienų. Čia sen ženklus kažkoks. Paskaitysim. Amerikos va ežeras, jeigu ten eitum, pilis kažkokia ten toj pusėje ir Gojaus kalnas, Ikotris kalnas. Oho. Žiūrėkit, prie akmenį radom netyčia, užrašyta Ceklis, va pačiu data, 1252. Mindaugas siūlo nueiti iki pakalnis, ten iki kanalo to, pažiūrėti. Upė, Vardova. Upė? Dar geriau, jeigu ten upį mes jos neįveiksim, bet iki ten Mindaugas siūlo nueiti ir kažkaip užeiti į tą pusę ten. Jaučia, kad niekaip neįveiksim čia. Tai va, kadangi ten pro Tunganyklą nepavyko mums praeiti, teka šiek tiek grįžti atgal. Esam va per tokį teltą. Mažas kalnas. Čia. Jas pūt, pakankamas markė, bet vedu su Mindaugu pasikalbėdami su istorijas, pasakodami viens kitam. Galų gali pasiekėm Gegrienų piliakalnį. Valio, valio, valio. Pasveikinkit. Gegrienų piliakalnį. Nu, puikus vaizdas atsiver, nu, Gegrienų, pirmą ar antrą piliakalniaus. Dabar su Mindaugu esam Gegrienus ir bandysim nužygiauti iki Šarnelės. Kokį graži bažnyčėlį medienį. Aišku, nesimato medėjaus tuo. Lauk, keliukas, tarp tokių senų žuvų.
Kažkiek kilometrų, neėjom jau, kokį 12, neėjom 15. Daugiau? Aš negalvoju, kad ten tiek reikės vaikščioti po tos Gegrėnų piliaką. Aš tiesiog įvedžiau rodyklę, žinai, biškį giliau ir išvedžiau. Taip ir paskaičiau. Galas, negalas. Arba šiaip net pasiekėm Šarnėlis gyvenvietę, arba čia, kad pasakyt, kaimėlį, miestėlį. Dabar esam apžiūrėti Šarnėlis piliaką. Einam iki Šarnėlis piliakalniaus. Bandysim įlipti į nuo. Pasižvalgyti. Koks tas mūsų žygis. Šiaip gražuolis tas piliakalnis yra. Tokį piliais aikštelį. Daugs kažkur tyrinėje. Greičiausiai radėte akmeninį plokštį. Pažiūrėkim, kas čia ir parašyta. Antroji vizija. Pasilenkiau prie žemės ir stebiu. Piliakalnis 1938 metai. Šarnėlis piliakalnyje rasta paudo šokį ir metalo šlaks. Beina koja bišk mane atsileikt. Keliems kapais laikas skaud. Bet pasirodo, kad mes galėjom net dar iki Garduozą pažiūrėti. Abudu sulindė į telefonus, ieškom, kur tas Garduozus yra. Bet jau greičiausiai baigiam atėti. Koks įdomybės, kokį kalną. Panašiai dar pamatysim. Kur toliausiai matos, sakykime, bažnyčia. Kiek dar reiks parėti. O, tu siaubus. Bandysim palipti tas laiptukas į viršų, pažiūrėsim, kas ten ant viršos įdomaus yra. Paskui nusilesim ir bandysim žygiuoti iki Žemaičių kalvarijos. Toks jau bėga. O aš vargstu su savo kovai blemba. Nu, svarbiausia yra nusileidėjams ir reikėtų posį. Oho. Pažiūrėkit, koks vaizdas. Jau matos Žemaičių kalvarijos bazilika. Nu, čia kokį dar porą kilometrus. Ir jau žygis Kapirėnį pabaiga. O, koks grožis. Vos ne balta golbė, ne? Paikslom tiltus. Sakarenų kolekcijai. Bet čia tokie siauresni. Žemaičių kalvarijos piliakalnis. O iš tikrųjų kaip jis vadinas, paskaitykim. Švento Jono kalną. Iš paskutinių jėgų, sunkiai kvipaudami. Paskutinis kalnas. Jo, paskutinis kalnas. Tai kad on užlipsiam. Tokius koplyčias. Pylimą greičiausiai lieki iš tų laiko, kad egzistavo čia pilis.
Gal žinot, kas per bokštą, kam paskirti tų bokštą buvo? Tai reikia paminėti kur. Žemaičių kalvarijai. Paskaitėm ir išsiaiškinom, kad čia yra senasis gaisrinis bokštas. Nu ko, žygis su Mindaugu greitai baigts, telefonas baigėsi krėti 5%. Tikus pažiūrėti iki galo, tikus patek iki kitų kartų, iki atėtė, nežinau ar filmuojam kažko ar ne.